Galime mes pabėgti nuo baimės? Aš manau, kad ne. Bet labai įdomu išgirsti, žinoma, ir jūsų nuomonę, tai parašykite. Dažnai mes galvojame, kad pabėgome nuo baimės ir išvengėme situacijos, kurią jie sukelia. Tačiau ar tikrai? Pavyzdžiui, žmogus bijo viešai kalbėti. Ir atsiranda galimybė pristatyti idėją, galbūt pasisakyti susirinkime ar pravesti prezentaciją. Ir žmogus atsisako ir perduoda tai kitam. Ir tą dieną galbūt jisai pasijunta ramiau. Bet ar ta baimė dingo? Ne, ji tiesiog palaukė kito karto. Kitą kartą ir vėl žmogus bijos ir vėl reikės kažkaip tai bėgti nuo tos baimės ar kažkaip kitaip tvarkyti. Bet kas įdomiausia iš tikrųjų, kad kai mes atsisakome susidurti su ta baime, dažnai mes atsisakome ne tik to nemalonaus jausmo, kartu mes atsisakome būti pastebėti, parodyti savo žinias, išmokti kažką naujo, gauti geresnį pasiūlymą, ar tą naują klientą, paaukštinimą, galbūt kitokią galimybę, kuri gali pakeisti iš tikrųjų mūsų gyvenimo kryptį ar gyvenimo kokybę, išmokti kažkokio tai naujo įgūdžio, galbūt labiau pasitikėti. Ir visą tai gali mums iš tikrųjų praversti ne tik tai, sakykime, profesinėje aplinkoje, bet taip pat ir asmeninėje aplinkoje. Todėl, kai kitą kartą susidursite su baime, paklauskite savęs, ko aš neteksiu, jei ir vėl pasirinksiu nuo jos bėgti. Nes nuo baimės negalime pabėgti. Galime tik tai į ją atsisukti, susipažinti ir po truputį išmokti eiti kartu. Ir dažnai kitoje baimės pusėje mūsų laukia tai, ko labiausiai norime.